Sveiki ir šiandien kalbėsim apie dirbtinį intelektą ir teisę. Ir svečiuose Giedrė Rimkūnaitė-Mankė, advokatė, nemažai dirbanti su kompanijomis, kurios ir dirbtinio intelekto srityje, ir su intelektinė nuosavybė, su kitom sritimis, kurios tampriai susijusios su dirbtiniu intelektu. Ar galėtume trumpai pasakyti, kokius teisinius iššūkius dirbtinis intelektas dabar ir kokiose srityse kelia? Kas yra tos temos, tos kryptys, kurios labiausiai dabar, kelia galbūt susirūpinimo, gal įmonėms arba organizacijoms kelia kažkokių tai klausimų? Kas tai yra? Viena ir turbūt tokia pagrindinė sritis tai būtų intelektinė nuosavybė, nes čia yra tikrai paliesta iš abiejų pusių. Tai yra vienas klausimas, viena dalis klausimo, kai dirbtinis intelektas apsimokydamas ima medžiagą, kuri yra autorių teisių objektas, kuri yra galbūt prekių ženklais arba dar kažkaip kitaip saugoma ir aišku be jokio leidimo naudoja apmokymui ir gali panaudoti ir panaudoja tai rezultate. O iš kitos pusės yra, jeigu kalbam apie generatyvinį dirbtinį intelektą, apie kalbos modelius ar ne, tai yra sukurto to turinio, kas yra autorius ir kaip ar jį galim saugoti, pavyzdžiui, ar ten paveikslėlis sugeneruotas, ar tai yra autorių teisių objektas, ar nėra. Tai intelektinė nuosavybė tikrai iš tų abiejų pusių labai stipriai veikiama, o kita grupė turbūt tokia esminė tai būtų duomenys, nes be abejo tam, kad veiktų didieji kalbos modeliai ar ir kiti kai kurie dirbtinio intelekto sprendimai, jie visų pirma turi susirinkti daug duomenų, iš kurių mokysis. Tai tas data skrepinimas, jisai tikrai ne visada yra pilnai teisėtas arba labai daug tų pilkųjų zonų yra, tai tame tarpe yra asmens duomenys, bet ir ne tik, tai net gali būti ir duomenų bazės, kuriuose, pavyzdžiui, net nėra asmens duomenų, bet gali būti klausimas, ar turi teisę tos dirbtinio intelekto sprendimo kūrėjas skrepinti ir imti tuos duomenis, naudotis tą duomenų bazę, į kurią kažkas tai įdėjo didelį darbą ar ne, daug finansų, pastangų, kad tokią duomenų bazę sukurti. Tai šitos turbūt pagrindinės. Ir be abejo, dar tada kartu jau tas pats dirbtinio intelekto reguliavimas, kas yra dar visiškai naujo Europos Sąjungoje, dirbtinio intelekto aktas, kuris dar ne visa apimtimi ir yra įsigaliojęs, didelė dalis jau nuostatų galioja, kita dalis kitais metais įsigalios. Tai jau yra pats reguliavimas dirbtinio intelekto sprendimų. Iš kitos pusės dar yra reputaciniai dalykai, ar ne, kurie yra tiek komunikaciniai, tiek teisiniai matyti, ar ne, ta pati teisė būti užmirštam ir tam tikros informacijos, nes tai jau yra susijęs su reputacijos dalykais. Bet grįžtant truputėlį atgal prie mokymosi dirbtinio intelekto platformų, minėjot būtent intelektinės nuosavybės panaudojimą yra, ir man atrodo New York Times, jeigu neklystų, buvo ChatGPT padavė į teismą dėl naudojimo jų medžiagos būtent apmokant pirmuosius modelius. Kiek tokių bylų pasaulyje buvo, kiek esat matę? Bylų tai iš tikrųjų apie jas tenka skaityti tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje ir New York Times ir paveikslėlių platformos, kur mokamų, viena iš tų didžiųjų mokamų paveikslėlių platformų, kur buvo aišku, kad dirbtinis intelektas apsimokė jų, pavyzdžiui, duomenų baze, netgi galbūt ten vandens ženklai kažkur tai išlysdavo jau paskui tuose rezultatuose ir panašiai. Tai tų bylų jų iš tikrųjų yra, didelė dalis, aišku, jų dar yra procese. Ta prasme, kadangi vis tiek tokios bylos jos ilgai trunka ir to galutinio rezultato reikia laukti. O dabar jau ir ChatGPT tikrai deda tokį disclaimerį, kad pasitikrinkit, kiek ta informacija, kurią jūs gausit, yra teisinga, nes man pačiam teko daryti tokį eksperimentą su ChatGPT ir būtent nagrinėtis, užklausiant jo, kiekgi haliucinacijų pas jį yra. Tai būtent teisinė informacija yra labiausiai haliucinuojanti. Ir matyt, čia yra tas atvejis, kai minėjot būtent, kad tam, kad apsimokytų, reikalinga labai daug informacijos. Ir man atrodo, jeigu neklystu, ketvirtas ChatGPT, ketvirta versija, kai jam mokė, jau buvo
dėl informacijos trūkumo pradėti naudoti net interneto diskusijų forumai. Tai yra šiukšlynas, realiai, ar ne? Tai čia pareina tos visos haliucinacijos tų platformų ir va tada klausimas yra, ar ne tas patikimumas tos informacijos. Ar yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, pasinaudoja tą informaciją, kurią gauna iš ChatGPT, po to nukenčia dėl to, ar yra kas jau skundžiasi šitais dalykais ir bando teisinių kelių ieškoti ir kiek tai yra logiška tą daryti. Tikrai teisiniai srity čia yra viena iš tų temų tikrai labai opių ir aš matau, bent kartą per savaitę po kokį nors atvejį, tokį realiai čia vykstantį aplinkui, ne kažkur iš žiniasklaidos, bet tarp savo klientų arba kažkur tai aplinkoje, kai yra arba pasinaudojama dirbtiniu intelektu. Kartais man tenka, pavyzdžiui, ginčytis su klientu, ar ne, kad, pavyzdžiui, aš sakau kažkokią nuomonę, savo komentarą, kaip teisinis kažkoks klausimas turėtų būti sprendžiamas, bet gaunu atsakymą, bet man čia ChatGPT sakė, kad kitaip ir, žodžiu, ir net su nuorodom atsiunčia. Yra buvęs dėja netgi vienas atvejis Lietuvoje, kai vienas kolega advokatas surašė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui ir aukščiausiasis teismas priėmė tą skundą nagrinėti, reiškia jau praėjo tą pirmąją atrankos stadiją ir benagrinėjant paaiškėjo, kad visos bylos, kur ten buvo, kuriomis remiamasi, cituojama, jos neegzistuoja. Aš kartais tiesiog pabandyti, tokių net turiu savo folderį, kur deduosi tokius kuriozinius įvairius atvejus, kur, pavyzdžiui, pati kažkokį nagrinėjau klausimą ir kartais tiesiog tokio įdomumo dėliai pasibandau pažiūrėti, kokį aš gausiu atsakymą su vienu ar su kitu įrankiu. Tai yra, didžioji dalis yra haliucinacijų ir tokių, kur iš tikrųjų gali gauti su bylų numeriais aukščiausio teismo ar kitų teismų, bet arba tokios bylos nėra, arba ta byla visai yra ne apie tai. Žodžiu, tikrai pasitaiko. O grįžtant dar prie tokių, kur labai, pavyzdžiui, praktinių dalykų, ar ne, tai mano tokiam giliam liūdesiui yra verslų, aišku, tai daugiausia galbūt startuoliai, jaunas verslas, kurie negali investuoti į teisinės paslaugas, jie kūrėsi, pavyzdžiui, dokumentus su ChatGPT. Ir iš tikrųjų esu jau ne vieną tokį atvejį turėjusi, kur kreipiasi į mane jau po kažkurio tai laiko ir sako, žiūrėk, arba pavyzdžiui, su tuo dokumentu, niekaip negaliu su kita šalim susiderinti. Ten gaunu komentarus, žodžiu, įvairiausius ir niekaip nesusiderinam dokumento. Kai aš išsiaiškinu, koks jo iš tikrųjų buvo tikslas to kliento ir skaitau tą dokumentą, tai ir tas dokumentas jis net nepasiektų to tikslo. Tai mano darbo valandos pakanka, kad tokį dokumentą parengčiau, kokio klientui reikia ir jis ir susiderino, pavyzdžiui, su ta kita pusė. Bet, žodžiu, tarsi, pats savo, bandydamas pasilengvinti, paprastai pasidaryti, iš tikrųjų tik tai apsisunkina. Jo, gerai prisimenu 60% haliucinacijų teisiniai srity. Pati aukščiausias sritis, būtent teisinė, kur bent jau ChatGPT taip sako apie savo haliucinacijas. Tai labai daug, ypatingai jeigu Lietuvos teisė. Aha. O iš kitos pusės, kai dabar kiek teko žiūrėti per porą metų tų paskutinių, labai stipriai pasikeitė, kaip žmonės ieško informacijos. Tos platformos, dirbtinio intelekto platformos, jos keičia, kaip socialiniai tinklai keitė informacijos vartojimo, taip ir dirbtinis intelektas keičia paiešką. Ir žmonės tiesiog naudoja tą, ką ir Google siūlo, pavyzdžiui, ten tą dirbtinio intelekto apibendrinimą. Ir tas atsiranda tas įprotis, vadinamasis zero klikas, kai žmonės nebespaudžia. Jeigu Google paieška yra kaip, man atrodo, mūsų pokalbį dar prieš šitą įrašą, mes kai kalbėjom, kad labai gerą palyginimą davėt, kad jeigu Google'as yra kaip biblioteka, kur ateini ir ten knygos yra, tai dirbtinis intelektas yra kažkas toj bibliotekoje, kuris visas tas knygas perskaitė ir bando tau prisimindamas duoti atsakymą, ko tau reikia. Ar ne? Ir čia šitoje vietoje atsiranda tokių įdomių klausimų, kas tada nutinka su ta informacija, kurią dirbtinis intelektas paduoda. Tai gali būti laikoma
kas atsakomybę neša už tą, ar ne? Nes jeigu yra susiradai kažkur Google, yra nuoroda, yra šaltinis, tai ten kaip ir skirtingose šalyse skirtingos atsakomybės už tam tikrą turinį viešos informacijos. Kaip čia yra su šituo dalyku teisiškai? Kas tai yra redakcinis turinys, neredakcinis turinys, tai yra medija, tai nėra medija, kas yra dirbtinio intelekto platforma, būtent kaip ChatGPT, ten Gemini ir visi kiti. Kaip jie teisiškai save įsivardyja? Tai aš manyčiau, čia dar matyti atvejų ir bylų panašiais klausimais tikrai dar sulauksim, bet, mano manimu, tai tikrai nėra kažkoks tai kaip redakcinis turinys, kaip žiniasklaidos visuomenės informavimo priemonė, ar ne? Tai tokios atsakomybės ir neturėtų būti. Tačiau yra, pavyzdžiui, didieji kalbos modeliai, jie kaip ir tie vadinami tarpininkavimo paslaugų teikėjai interneto prasme, kaip hostingo, nelietuviškai tariant, ar ne? Jie gali būti laikomi, kadangi jie surenka informaciją tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos, iš to jau vartotojo pusės, ar ne? Tai dėl to jiems tam tikra apimtimi taikomi reikalavimai kylantis iš skaitmeninių paslaugų akto ES. Tai yra, kuris šiaip taikomas yra paieškos sistemoms, platformoms, tame tarpe tokiom kaip ir prekybos platformom, kaip Amazon ir panašiai. Tai tam tikros pareigos, jos tokios yra, kaip kad, sakykime, sužinojęs apie tai, kad yra kažkokia tai tikrovės netitinkanti informacija, jisai turėtų imtis veiksmų, kad pašalinti. Dėl to, sakykime, tos pareigos, kaip kad pranešimas, reportinimas, ar ne, ką mes turime socialiniuose tinkluose, jeigu pastebime kažką, tai kažkokią tai ar tikrovės netitinkančią, ar pažeidžiančią mūsų teises informaciją, mes turim turėti galimybę pranešti. Tai didieji kalbos modeliai, dar mano žiniom, kol kas ne vienas nėra pripažintas tą didžiąją platformą, kaip ten Google, Amazon, Facebook, Instagram ir panašiai. Tai galbūt dar visa apimtimi tos pareigos jiems nėra taikomos, bet aš manau, kad čia irgi yra laiko klausimas, kada ES lygmeniu toks ChatGPT. Bet čia mes šnekam labiau apie Europą, ar ne? Amerikoje greičiausiai tie klausimai nelabai ir kyla. Nes mes esame vis tiek griežtesnių reguliavimų. Taip, tai be abejo, kad visada iš Europos tie griežtieji reikalavimai visų pirma ir kyla, tik tai tie, kad tos platformos jos priverstos, norėdamos veikti Europoje, jos priverstos prisitaikyti prie mūsų ES reikalavimų, kurie dėja, aišku, nedažnai, o visada seka paskui tą faktą. Bet priverstos prisitaikyti ir užtikrinti tas kažkokias tai, tos reikalavimus, kad atitiktų. Ir nes mūsų srityje, ar ne, reputacijos valdymo srityje, teko dirbti ne kartą ir kartu su teisininkais, būtent kai yra Google informacija, kad kažkas tai patrauktas atsakomybė. Ar ne, yra teismo procesas įsakyta, bet teismas pasibaigė jam, kaip sakyti, pozityviai, palankiai. Ir visa tas informacija, kuri Google gulėjo, iš principo tu gali kreiptis teisinių pagrindų į Google ir jie tą informaciją išima. Kas dabar darosi su dirbtinio intelekto platformom, kurios jos išsimoko ant tos informacijos viešos, bet kaip jas atmokyti, kad tos informacijos neliktų? Nes tada gali kreiptis, kur kreiptis čia. Ir iš principo, ar yra tas mechanizmas jau sukurtas, kur tu galėtum kreiptis ir kažką tai pasiekti šitoje vietoje? Taip, tai čia iš tikrųjų kalbam apie tą teisę būti pamirštam vadinamą. Aš čia gal trupučiuką dar žingsnį atgal žengčiau, tai kad duomenų apsaugos prasme ES pagal mūsų BDR reglamentą neabejotinai didieji kalbos modeliai, jų kūrėjai yra duomenų valdytojai. Tai reiškia, jie tvarko asmens duomenis netgi keliuose etapuose, ar ne? Visų pirma, jie skrepina, renka duomenis, tai jau jeigu tarp tų duomenų patenka asmens duomenis ir asmens duomenų tvarkymas, jie juos paruošia apmokymui, tada jau naudoja apmokymui savo sprendimo.
Toliau mes kaip vartotojai galim įvesti asmens duomenis savo ar kažkieno tai kito. Toliau tas kalbos modelis gali apsimokyti tuo mūsų inputu, tais duomenimis, ką mes įvedėm. Ir čia visur vyksta asmens duomenų tvarkymas. Ir jiem kaip duomenų valdytojam yra keliamos ir taikomos visos tos pačios pareigos kaip visiems duomenų valdytojam kylančios iš BDAR. Tai tiek skaidrumo visi reikalavimai, reiškia pareiga informuoti, tiek, visų pirma ir turbūt svarbiausia, pareiga turėti teisinį pagrindą tvarkyti duomenis. Taip pat ir pareiga įgyvendinti tas duomenų subjektų teises, tame tarpe pareiga ištaisyti neteisingus duomenis, pareiga įgyvendinti teisę būti pamirštam, jeigu yra tos atitinka sąlygas situacijos ir panašiai. Bet čia teorija, o kaip praktika? Taip, tai čia teorija, o praktika, mano žiniomis, tai galbūt aš bent dabar, prieš ruošdamas iš tą mūsų pokalbį, aš pastebėjau, kad ChatGPT, pavyzdžiui, dabar jau yra įgyvendinęs bent jau teoriškai tokią formą, kurią užpildęs, tu tarsi, gali prašyti tos teisės būti pamirštam įgyvendinimo. Ir aš manau, kad šitie pokyčiai, aišku, jie ten nuolat vyksta, bet turbūt viena iš tų didžiųjų paskatų jiems buvo tai, kad Italijos priežiūros institucija buvo pati pirmoji ar viena iš pirmųjų, kur taip griežtai pasižiūrėjo į tos kalbos modelius ir dar 23 metais jie buvo netgi uždraudę Italijoje, buvo tam neilgą laiką, bet buvo banas uždėtas, reiškia draudimas naudoti Italijos piliečių asmens duomenis ir Italijoje buvo net turėjo būti bent jau nepasiekiamas. ChatGPT ten berods galbūt truko iki mėnesio ar panašiai, kol OpenAI pateikė įrodymus, kad jau jie kažką padarė, planą, ką jie toliau darys ir panašiai. Tai aš manau, kad tie tokie veiksmai, kur bent jau paviršiuje pradedama rodyti, kad tų teisių įgyvendinimą jie kažkaip tai stengiasi užtikrinti, yra. Bet kiek realiai, kaip iš tikrųjų, kas įvyks man užpildžius tą formą ir kiek jie realiai iš tikrųjų galės ištraukti tos duomenis ir jų nebenaudoti toliau, tai turbūt laikas tik tai parodys. Tai aš tikrai gan skeptiškai tai žiūriu. Turint omeny, kokio kiekio duomenys ir kokiu greičiu jie yra apdorojami ir koks yra tas vadinamas legacy, tai tą machine learning padaryti, aš manau, kad tai yra dar vienas iš sudėtingesnių projektų jiems ir kitas dalykas, ar jie iš tikrųjų, tai ir kaštai pakankamai dideli, jeigu žmonės pradės reportinti tos dalykus, tai natūralu, kad atsekti, ar ta informacija išimta, ar taip išimta, tai yra tikrai didelis, ne tik didelis iššūkis, kurį, kažin, ar jie gali susitvarkyti. Tai matyt, vienintelis patarimas ir verslo organizacijom, tiek žmonėm, kai išeina nauja versija, vienos ar kitos DI platformos, tiesiog pasitikrinti, o kas tengi apie mane yra. Nes tik tokiu būdu mes galim pamatyti, kokia informacija buvo naudojama naujos versijos apsimokymui. Matyt, kad taip, dar galbūt net ir tas irgi žingsnelis prieš tai, kad vis tik tai nuolat stebėti, kokia ta informacija apie mane ar apie verslą yra viešoje erdvėje, nes, pavyzdžiui, toks kaip Reddit forumas, jisai tikrai yra vienas iš svarbių šaltinių, kiek man tekę domėtis, ar ne, tai kuriuo naudojasi būtent kalbos modeliai. Tai sekti, kas ten yra, reaguoti, jeigu apie tavo prekių ženklą ten vyksta kažkokia diskusija, reiškia reaguoti, teikti duomenis, kad, kurti tą bazę informacijos tokią, kokios mums reikia ar kokią norėtumėm, kad atspindėtų. Kitas iššūkis, kuris irgi, čia gerai palėtėt, kad tada reikia reagavimo, daugiau informacijos viešos ar nedėjimo, bet tada susidurėm su kita bėda, kad dirbtinio intelekto platformos, kai jos apsimoko, jos neatskiria mokamo turinio nuo nemokamo. Tai reiškia, kad iš principo yra jau toks tarp tyrėjų ir terminas, kad yra algoritminis reputacijos plovimas, kai tu tiesiog turėdamas daugiau pinigų, leidi į, daug mokamos informacijos į eterį ir tokiu būdu pabandai,
išplauti savo tą reputaciją, nes tos informacijos bus daugiau, ji bus labiau sustruktūruota ir besimokydamasis algoritmas jis tiesiog mokysis ant tos informacijos mažiau, sakykime, imdamas to, kas galbūt jums yra negatyvų. Tai kaip šitas klausimas gali būti sprendžiamas, nes išeinant iš verslo, sakykime, į geopolitiką, kinai, rusai tą irgi naudoja, suprasdami, kaip veikia tos platformos, jie naudoja savo naratyvų, sakykime, įtvirtinimui, arba tas groomingas vadinamasis dirbtinių platformų, kai tu bandai kuo daugiau informacijos propagandos sudėti į viešą erdvę tam, kad dirbtinis intelektas apsimokytų ir būtent būtų tą kryptimį visa informacija, kurią vartotojai gaus. Kaip šitoj vietoj, kaip su propaganda, nes jeigu socialiniuose tinkluose, neseniai čia, man atrodo, buvo Facebooko atstovė Seime, kurie ten šnekėjo dėl propagandos, sakykime, stabdymo, ką daryti su dirbtinio intelekto platformom šitoj vietoj? Tai, aš manau, kad čia mes matyt, kaip vartotojai arba kaip verslo atstovai turbūt mažai ką su tuo galime dėja ir padaryti. Bet aš kažkaip galvoju, kad tai yra tiek labai gyvas procesas. Jeigu prisimintumėm ir interneto paieškos sistemas, ar ne, ir kaip jos ir tobulėja, nuolat tobulėja, keičiasi, vystosi jų tie algoritmai, kurie yra, aišku, slapti, kurių mes konkrečiai nežinom, bet jau daug ką nuspėjam, ar ne, ir galim matyti, kaip jie pateikia tos rezultatus. Tai tie kalbos modeliai, jie, irgi manyčiau, kad vis, su laiku turės kažkokius tai įdieginėti sprendimus, nes vis tik tai ir visuomenė šviesis, labiau galbūt, ims suprasti, ar ne, kaip naudoti tuos dirbtinio intelekto sprendimus. Bent jau aš tikiuosi, kad tas pokytis toksai vyks. Bet man atrodo, kad šiuo metu, ką mes galim iš tikrųjų daryti, tai užsiimti kuo daugiau to būtent švietimu visuomenės. Tai yra pradedant nuo to, kad atskirti, kad interneto paieškos sistema ir ChatGPT yra netolygu, kad kaip veikia tie sprendimai, kad galiausiai, jeigu labai jau nori su dirbtiniu intelektu ieškoti informacijos, tai tada naudok ten tokį kaip Perplexity, pavyzdžiui, ar ne, kur yra iš tikrųjų labiau paieškos sistema grįsta dar papildomai dirbtiniu intelektu. Tai, per tą tokį skatinti tą kritinį mąstymą, vertinimą informacijos. Bet verslui vis tiek niekur nedingsi, turint omeny, kad tų platformų darosi vis daugiau. Vis tiek jas visas reikės tikrintis, turint omeny, jeigu šnekam apie reputacijos valdymą, niekur nedingsi, tai yra papildoma kryptis, kur verslas šiaip organizacijos turės tą linkmę judėti, žiūrėti, kas ten yra, kokia informacija patenka ir bendrai viešos informacijos reikšmė, turint omeny tą dirbtinio intelekto erą, jinai tampa vis svarbesnė. Kiek jos yra ir kokia jinai yra, kiek yra struktūruota, kiek jie atitinka, sakykime, dirbtinio intelekto algoritmus, kad jie pasimtų tą dalyką. Tai čia matyti yra ta kryptis, kur verslui nenori vis tiek reikės eiti ir dirbti. Tikrai taip, ir čia yra, jau ir dabar yra sprendimų, ir lietuviškų sprendimų, kuriais galima naudotis, taip kaip ir žiniasklaidos stebėsenai, taip galima ir būtent dirbtinio intelekto kalbos modelių stebėsenai, nagrinėjimui naudoti. Tie patys sprendimai, jie siūlo net ir būdus, kaip ir kurti tą turinį, būtent tokį, kokio jums reikia, kad dirbtinio intelekto sprendimai panaudotų tą turinį savo apmokymų ir panašiai. Tai čia matyti irgi yra ta niša, kur kaip SEO, Search Engine Optimization, ar ne, taip čia dabar tas vadinamas GEO, irgi dirbtinio intelekto optimizavimas. Nors tiesą pasakyti, ten tokia truputėlį astrologija kol kas, nes niekas nežino, kaip tie algoritmai veikia. Ir visas tas dalykas, plus, kad tiek sakykime, SEO tie algoritmai nuolatos būdavo keičiami ir aš atsimenu, kai buvo atvejis, kai Google'as buvo Volkswageną išmetęs iš pusė metų, iš paieškos variklių už
algoritmo apgaudinėjimą, jie tiesiog optimizavo per daug gerai ir tiesiog buvo pašalinę kuriam laikui, nes pripažino, kad taip negalima, sakykime, apgaudinėti pačią algoritmą. Tai šitie dalykai yra. Kita pusė, kuri ateina, tai nes dirbtinio intelekto platformos jos mokosi ne tik iš viešos informacijos, jau dabar jie mokosi iš to interaktyvos su vartotojais. Taip. Ir čia ateina dalykas, kad žmogus nusprendžia, kokią tai informaciją jis nori atiduoti, kokią nenori atiduoti. Teoriškai. Taip, sakykime, jeigu nenori savo dokumentų įdėti ir sakyti, va, vietoj manęs parašyk, bet sudėsiu ten daug ir galbūt konfidencialių dokumentų, tai natūralu, kad tai atgula pas dirbtinį intelektą. Ir čia mano klausimas yra apie viešąjį sektorių. Kiek yra jautru, sakykime, viešajam sektoriui naudoti dirbtinį intelektą ir ypač jeigu yra dirbama su dokumentais, kurie yra ne visiškai vieši, kiek tikimybė, kad tie dokumentai bus panaudoti ir ta informacija bus panaudota apmokant kitus modelius. Tai vienareikšmiškai čia tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius. Ir aš manau, tai yra viena iš tų tikrai didelių problemų, kad yra konfidenciali informacija keliama į tuos bendruosius kalbos modelius ir visiškai apie tai negalvojant, neanonimizuojant. Tai čia, raudona linija yra labai ryški ir iš tikrųjų, tiesiog šito negalima daryti, ar ne? Nes net jeigu mes ir jau dabar turim galimybę nusistatyti, kad teoriškai nenaudotų tų mūsų pokalbių apsimokymui, bet ar taip iš tikrųjų yra, tai turbūt didelis klausimas. Tai yra tikrai, dirbtinis intelektas dirbtiniu intelektu nelygu, ar ne, tų sprendimų yra įvairių. Tai yra galbūt labiau patikimesnių, galbūt tam tikros organizacijos, galbūt ir valstybės viešajam sektoriuje kažkur tai naudoja, aš tik apie jos nežinau, kažkokius uždarus modelius, ar ne, ką iš tikrųjų irgi galima daryti to paties, kad ir didžiojo kalbos modelio pagrindu savo įsidiegti, kur savo infrastruktūrą. Taip, duomenų ežerą turėti, kuris yra uždaras. Taip. Tai kiek tai yra daroma viešajam sektoriui, ypač Lietuvos, tikrai neturiu informacijos, ar tai ir yra daroma, bet vėlgi reikia pradėti nuo švietimo, nuo mokymo tų pačių darbuotojų, tvarkų įsivedimo aiškių ir neteorinių, bet tokių, kurios tikrai būtų aiškios, ar ne, ką galima daryti, ko negalima, kokius įrankius mes naudojam, kokių nenaudojam, nes galbūt ten Copilot priklausomai nuo planų yra vienaip saugiau, ChatGPT ir ypatingai ten kokia nemokama versija, visai nežinai, kas vyksta. Tai nuo struktūros aiškios įvedimo, bet kur, tiek privačiam sektoriui, tiek viešajam, mokymų, švietimų. Jo, bet vėl atsidūrėm į tą pačią kaip ir kibernetiniam saugume, ar ne, silpnąją grandę, tai yra žmonės, žmogus, ar ne? Kiek galima, kiek negalima. Ir tas taip greitai keičiasi, kad iš tikrųjų matytas mokymosi procesas turėtų būti nuolatinis. O turit atveju, kai kažkas yra jau atėjęs su klausimu, matau informaciją apie save dirbtinio intelekto išmestą ir tikrai man tas nepatinka, ką daryti, ką daryti, kur turėčiau, kaip kreiptis, kur kreiptis, ką daryti, kad to nebūtų. Ne, tiesą sakant, man neteko dar gauti tokių klausimų iš klientų. Tai kol kas, matyt, visi patenkinti, aš dabar dažniau galbūt girdžiu, o kaip čia padaryti, kad aš atsirašiau tose rezultatuose, kodėl apie mane nekalba, kalba apie konkurentus arba apie kažkokius visai nežinomus toj srity. Tai gal reikia susikurti ir tiesiog, kaip sakyti, maitinti tą platformą, sakant, va, žiūrėk, aš tau duosiu informacijos, jeigu tu kažkada kažkur mokysies, ar ne? O bendrai, jeigu taip pasižiūrėjus, kokie toj srity būtų patarimai bendrai, tiek verslui, tiek organizacijom, ar ne, jeigu mes šnekam apie teisinę pusę dirbtinio intelekto ir poveikio verslui. Kas tai būtų tokie patarimai, kuriuos jau dabar reikėtų daryti, jau nebelaukti? Tai ką jau ir vakar turbūt reikėjo daryti, tai tikrai, mano manimu, tai visų pirma yra aiški sistema organizacijos viduje, turėtų būti priimti sprendimai, kokius įrankius mes naudojam. Visų pirma, aišku,
Kam mes juos naudojam iš viso, ar yra poreikis ir tada kokiem tikslam, ką naudojam. Teisiškai tai įforminimas to, ar ne, į labai aiškias taisyklės, politikas sudėliojimas, ir švietimas, mokymas. O kitas dalykas, ar sutartyse jau atsiranda, pavyzdžiui, kai būna su klientai sutarčių, ar klientai jau deda straipsnius, kuris būtų, pavyzdžiui, su reikalavimu nenaudoti jų pateikiamos informacijos dirbtinio intelekto modeliuose. Susidurėt su šitais dalykais? Taip, tikrai susiduriu, galbūt dažniau tenka iš kitos pusės, kai, sakykime, yra kažkoks tai kuriamas sprendimas, kuris yra grįstas dirbtiniu intelektu ir tam būtina, pavyzdžiui, naudoti tuos kliento įdedamus duomenis ar ne, apmokymam, tai iš tikrųjų tenka pasidėrėti, pasikalbėti apie tai su tuo naudotoju, sakykime, ar dėl atitinkamų sutarties nuostatų, ar jisai leidžia tai daryti ar neleidžia. Ir aišku, jeigu tavo sprendimas yra grinai grįstas dirbtiniu intelektu, tai tu net ir negali kitaip, jeigu tavo tas sprendimas mokosi ir jis turi mokytis iš tų nuolat atnaujinamų duomenų, tai tie klientai, jie atitinkamai naudotojų tų sistemų, jie turi su tuo susitaikyti tada, kad tie duomenys bus naudojami. Čia kaip ir socialiniai tinklai, ar ne, kai jeigu jau naudoji, tai vis tiek, kaip būtų atiduodi tą dalį savo duomenų ir taip yra. Taip. O ką daryti tiems, kurie kuria intelektinį produktą, ką jiems daryti, kad jie nebūtų naudojami be atlygio jų, sakykime, nuosavybės teisės, kas šitoj srity, kur būtent meno žmonės, kiti, ką jie turi pasidaryti tikrai, kad būtų bent jau bazinė galimybė apsisaugoti? Visų pirma, tai iš esmės savo intelektinę nuosavybę saugoti, ar ne, tai jeigu tai kalbam apie autorių teisių objektus, kūrybinę kažkokią tai veiklą, tai labai kažkokių aktyvių veiksmų imtis nereikia, Lietuvoje, Europos Sąjungoje nereikia kažkur įregistruoti, ar ne, autorių teisės atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento. Tačiau kažkur užsifiksuoti, kad tai tavo kūrinys vis tiek yra neblogai. Kaip tas užsifiksavimas, kaip jūs techniškai turėtumėte? Tai tiesiog čia gali būti elementarios techninės priemonės, ta prasme, kad ir pas save užsaugojimas ar ne kažkokio tai kūrinio su kompiuterio tiesiog paprastais duomenimis, kad būtų galima parodyti, kad jau tas kūrinys tuo metu egzistavo, sukurtas. Galbūt galvoti apie techninės priemonės, jeigu vėlgi priklausomai nuo to rezultato. Galima tas kažkokias machine readable ar ne techninės priemonės naudoti, kurios ar tai būtų tie vandens ženklai ar kažkokios kitos paslėptos, pagal kurias paskui būtų palengvinta ta galimybė nustatyti, kad iš tikrųjų buvo panaudotas tavo kūrinys. Jeigu, kai mes patys skelbiame kažkur, tai sakykime, savo interneto svetainę, savo platformos kažkokios, tai irgi per techninę pusę labiausiai turbūt reikia žiūrėti visų pirma, tai yra nuspręsti, ar tu leidi dirbtinio intelekto sprendimų robotukams rinkti informaciją iš tavo svetainės ar ne. Tarp kitų susidūriau, kažkas galvoju, gal šitą ChatGPT surinks man iš Seimo puslapio tam tikrą informaciją. Ir jis sako, puslapis turi susidėgęs technologiją, kuri neleidžia skrepinti informacijos, dėl to negaliu niekom padėti. Tai čia matyt mes šnekam apie būtent tuos technologinius sprendimus. Taip, ir tai nėra kažkas tai sudėtingo, ar ne? Kaip ir lygiai taip pat kaip NoIndex gali pasidaryti kažkokį tai puslapį svetainėje, kad interneto paieškos sistemos neindeksuotų to puslapio, tai panašių principų ir tuos robotukus dirbtinio intelekto galima uždrausti. Bet čia irgi yra tada dvi pusės, ar ką nori drausti, o ko galbūt kaip tik nenori, jeigu nori atsirasti ten tose rezultatuose. Taip pat ir iš teisinės pusės, pavyzdžiui, jeigu kuriamas yra turinys, jis ir vėlgi, pavyzdžiui, savo svetainėje talpinamas,
Tai aiškiai informuoti taisyklėse apie tai, kad yra draudžiama atlikti tą data miningą, data scrappingą, ar ne, tai irgi reikėtų tą daryti, ypatingai jeigu yra tas kuriamas turinys, autorių teisų objektas, nes čia per autorių teises tada taip pat yra galima apsauga, nes būtent data miningas yra sureguliuotas Europoje taip, kad automatiškai galima rinkti duomenis, net ir tuos, kurie yra autorių teisų objektas, išskyrus jeigu tas teisų turėtojas informuoja kitaip. Okay. Tai draudimas, žodžiu, tiek techniniam priemonėm, tiek teisiniu tekstu, jis tada yra naudingas tokiu atveju taip pat. Paprastai sako, kad Europa dėl to reguliavimo, ar ne, kaip tik tai ir dirbtinio intelekto srityje yra labai atsilieka, ar ne, nes jis vystosi ten, kur to reguliavimo yra mažiau. Tai jūsų galva, kaip atrasti tą kelią tarp inovacijų, ar ne, nesurlugdyti inovacijų, bet tuo pačiu, kaip sakyt, tinkamai reguliuoti, kad nebūtų piktnaudžiaujama. Kur yra tas toks kelias praėjimo? Na taip, čia matyt, kad kažkur tai tokią ribą sunku pasiekti, bet kad Europa be abejo yra ta tikrai griežčiausiai reguliuojama, tai faktas, bet kartu ir vyksta tie procesai ir tokio švelninimo, jie irgi visada vyksta eigoje. Pirma atsiranda technologija, tada atsiranda griežtas reguliavimas, tada kažkur vyksta jau jo peržiūra, prisiderinimas. Tai lygiai taip dabar yra ir dėl badaro ketinimas tam tikrą prasme švelninti, berods tas pats dirbtinio intelekto aktas, kuris dar net ne visa apimtim įsigaliojęs, bet jau yra iniciatyvų ir jau Europos komisijoje dėl švelninimų tam tikrų aspektų. Tai vis tiek kažkur tai bando atrasti tą balansą. Bet manau, kad vis tiek turi būti tos taisyklės tokios, kurios gintų tos vartotojus, galutinius naudotojus. Kaip galvojate, aš suprantu, tai neteisinis klausimas, bet man vis laikai įdomu, nes tos skirtingos kartos ateina. Pavyzdžiui, jūsų vaikai jau jie bus realiai dirbtinio intelekto vartotojai nuo pat pradžių, ar ne, jau kai pradės naudoti informaciją viešą, jie jau naudos dirbtinio intelekto platformas. Mano sūnus dabar 10 metų, kai aš jam sakau, eik ten ką nors pagooglink, sako, ChatGPT. Tai mes ir namuose labai daug kalbamės ir aš jau keletą metų iš eilės ir į mokyklą einu pas pradinukus, pradedant nuo 2, 3, 4 vedu pamokas. Čia tokia švietėjiška veikla. Tokia taip, mokytojų dienos proga arba kokia nors būna suorganizuojama. Tai ir jie supranta, jie diskutuoja, jie puikiai supranta tuos dalykus ir pradedam nuo to apie biblioteką ir žodžiu, ar ten žinių krūvą, kaip atskirti, kaip kritiškai vertinti informaciją. Aš manau, kad tiesiog privalom tai daryti nuo pradinuko suolo, nes tikrai jie yra visiški tie jau čiabuviai ir žodžiu. Jo, nes kai karta atėjo su socialiniais tinklais, tai jie, kaip sakyt, pradėjo visą žiniasklaidą vartoti per socialinius tinklus. Dabar, kai atėjo dirbtinio intelekto platformos, tai žmonės tiesiog dėl patogumo pradės naudoti tuos atsakymus, net nebespausdami ant tų, neieškodami to originalaus šaltinio ir tada atsiranda dar didesnė tikimybė būti apgautam. Labai didelė, todėl kad būtent tie kalbos modeliai, jie pateikia atsakymus taip įtikinamai. Jie dar ir prie tavęs stengiasi prisitaikyti, kaip tu klausimą užduosi, jie nori dažnai įtikti tau ir gali atsakyti dar pozityviau dėl to. Ir iš tikrųjų, kai skamba taip įtikinamai ir dar, tikrai fainai, taip kaip aš ir galvojau, tai kaip tu to nepatikėsi. Taip, žiūri į veidrodį ir sakai, gražus, taip, labai. Okay. Ir matyt, gal tiesiog toks, kaip dažniausiai klausiu, tokių 3 pagrindinių ar ne patarimų toj srity. Iš teisės srities žmonėms paprastiems dirbtinis intelektas, ką žinoti ir ką naudoti. Tiesiog prisimenant, kad naudojame dirbtinį intelektą, kokie teisiniai aspektai turėtų būti mūsų galvoje?
Tai turbūt, kad jau kaip iš naudotojo pusės, tai visų pirma, tai naudoti atsakingai tom pačiom užklausom, tais promptais, ar ne, kokią informaciją mes duodame jam, norėdami gauti tos rezultatus. Šitas, o bendrai tai sakyčiau, tas kritinis mąstymas, čia gal ne tiek teisinis aspektas, bet ar ne, bet šaltinio pasitikrinimas ir kritinis vertinimas tų rezultatų, kuriuos mes gaunam. Tiesiog eilinį kartą perklaust to paties ChatGPT, kaip aš dažnai klausiu, sakau, tai ar nemeluoji? Taip, ir net jeigu ir, sakykime, prašyti pateikti nuorodas, ar ne, jeigu jis ir automatiškai nepateikia, galima naudoti tą deep research funkciją, ar ne, kur tikrai galbūt dar patikimesnė, bet net ir gavus nuorodą, tikrinti tą nuorodą, nes gali būti, kad tas tekstas, ką gavome kaip atsakymą, jo visai nėra toj nuorodoj, arba net ten yra visai kažkas priešingai. Taip, ne kartą yra buvęs, kai sako, aš tiesiog čia truputėlį apibendrinau, truputėlį tą teoriją pritempiau prie šitos situacijos, bet iš tikrųjų tai nėra susiję. Taip. Tai, kad nepatektume ir nepatektų mūsų, sakykime, atžalos į tokias situacijas, tai matyti iš tikrųjų geriausias patarimas yra, kad tikrai reikia kalbėti, reikia mokytis tų dalykų, reikia stebėti, kur tie procesai juda. Ir matyti pagal, jūs pirmieji pamatysit pagal bylas, jūs matysit ar ne, kokie yra skaudžiausi kampai, būtent nuo to naudojimo arba neteisėto duomenų panaudojimo arba, sakykime, kažkur reputacinių dalykų, propagandos, sakykime, platinimo per dirbtinį intelektą. Matyti, tas rytis yra, kur greičiausiai pasimato, nes jeigu jau kažkam skauda, tai tas eina, bando teisinių kelių ieškoti. Taip. Gerai, ačiū labai Jums už laiką, labai smagu buvo pasišnekėti, manau, kad dar grįšim, nes čia yra, kaip greitkelis. Čia po kelių mėnesių, žiūrėk, jau bus naujų temų, naujų bylų, kurias bus galima aptarti tiesiog, kad dar gražinti ir pasižiūrėti, kur dabar stovim ir kur tada stovėsim su tais dalykais. Ačiū labai už laiką ir iki kitų susitikimų. Ačiū, Artūrai, visą.